Ir kadangi mūsų gėlytei reikia 5 lapelių, tai mes dalinam maždaug į 5 vienodas dalis. Dabar kiekvieną dalį mes paspausim vienoje pusėje, suteikdami lapelio formą. Vieną kraštelį spaudžiam. Spaudžiam taip, kad susispaustų vienoje pusėje juodos linijos matomos. Ir taip paruošiam visus 5 lapelius. Na štai mes turim 5 žiedlapius. Dabar mums reikia iš geltono cernito padaryti viduriuką. Jį taip pat sušildysim tarp rankų ir iškočiosim ne mašinėlę, o tarp rankų. Sušildom ir pakočiuojam rankose. Štai, turim tokį ilgą siūlą ir mes atsipjaunam tiek, kiek mums reikės gėlytės viduriukui. Ir dabar formuojam gėlytės žiedelį. Prie geltono viduriuko spaudžiam visus žiedlapius. Kadangi jie yra 5, mes stengiamės taip į 5 dalis ir padalinti visą gėlytę. Kiekvieną pridėdami vis prispaudžiam, paspaudžiam, kad jie geriau suliptų. Na ir 5 štai. Gėlytę formuojam rankom. Šiuo atveju mes negalim kočioti ant lentelės, nes tada susispaus visi žiedlapėliai. Tai taip patempiam, paspaudžiam ir toliau mums reikėtų pjaustyti. O kad galėtumėm supjaustyti, kadangi mes sušildėm tarp rankų, tai įdėkim 10 minučių į šaldytuvą. Kai jis sušals, mums bus žymiai lengviau pjaustyti. Atšaldė modeliną, jis dabar lengvai pjaustysis ir mes vėl nulyginame kraštus. O toliau pjaustysim plonyčius gėlės žiedelius. Stenkimės atpjauti kuo ploniau. Jeigu truputį susispaudžia gėlytę pjaunant, mes galim pirštais tai pataisyti, suteikti norimą formą. Ir kiekvienam auskariukui atpjaunam po 6 žiedelius. Kai prisipjaustysim, kiek mums reikia tų gėlyčių, mes jas lipdysim ant auskariuko. Galima dar pataisyti rankomis ir po vieną gėlytę dedam ir prispaudžiam. Kol kas tas rutuliukas praras šiek tiek formą, bet paskui mes vėl į viską sutvarkysim. Čia klijuosim 6 gėlytes ir 6. Ir dabar mes vėl galim pakočioti tarp rankų, suformuoti rutuliuką. Na štai, mes turim rutuliuką ir kad galėtumėm jį iškepti, paimkim virbalą, galima paimti ir medinį iešmelį ir praveriam skylutes, pro kurias paskui galėsim suverti. Jeigu šiek tiek vėl praranda formą, mes truputį su pirštų pagalba atstatom formą. Ir toliau kepsim orkaitėje. O kepti yra patogiausia štai padėjus ant formelės iš folijos. Ir kepa maždaug 130 laipsnių ir 30 minučių. Na štai, iškepė mūsų rutuliukai, dabar jie jau sukietėja lyg akmenukai ir mes jau formos pakeisti nebegalime. Galim šiek tiek pakeisti formą tik tai švitrinio pagalba. Nuimam rutuliukus ir panaudojam švitrinį popierių. Pirmiausia, mes naudojam rupesnį, kuris nulygina visus likusius nelygumus ir tai yra popierius numeris 200. Vėliau mes taip keičiam šiek tiek švelnesnį, tai 400 popierių ir užbaigiam numeris 1500 arba netgi 2000. Kada nušlifuojam
abu rutuliukus, jos belieka nulakuoti, kad jie labiau blizgėtų. Ta mes vėl juos suversim ant iešmelio arba ant virbalo, nes taip yra patogiau lakuoti. Ir pasirinksim norimą laką. Galit naudoti blizgų, galit matinį. Imam teptuką ir tepam. Tepam negausiai, jeigu mes norėsim, kad jis labiau blizgėtų, mes lakuosim antrą kartą, bet jau kaip pirmas sluoksnis išdžius. Ir taip nulakuojam abu rutuliukus. Suteikiam blizgesį. Nulakuojam vieną rutuliuką, tada lakuojam kitą. Ir paliekam juos džiūti. Geriausia palikti per naktį, pavyzdžiui, arba parai. Tada lakas geriau sukietėja ir jis gražiau blizga. Jeigu pamatysim, kad mums dar trūksta to blizgesio, mes galėsim po paros vėl perlakuoti. Lakas jau išdžiuvo ir mes galim užbaigti verti auskariukus. Tam panaudosim karoliukus, strypelį, ant kurio suversim. Karoliukus pasirenkam savo nuožiūrą, kokie mums labiau tinka, kokie patinka. Pirmiausia, užveriam vieną karoliuką. Toliau veriam jau iškepusį rutuliuką. Galim dar daugiau karoliukų. Vienas, jeigu mums atrodo per mažai, mes užveriam dar vieną. Na štai. Ir toliau mes užlenkiam strypelį. Lenkiam stačiu kampu. Jeigu strypelis yra šiek tiek per ilgas, mes jį galim nugnybti. Ir tada užsukam strypelį. Ir užveriam paskutinę detalę. Suspaudžiam labiau strypelį, kad niekas nenukristų, niekas nepabėgtų. Na štai turim vieną auskariuką. Tokiu pat principu padarom ir antrąjį. Na štai, mūsų auskariukai baigti. Dabar galime jais pasipuošti. O jeigu norite dar išmokti kažkokių pamokėlių, pasidaryti kitų grožybių, tai galite surasti Alma Litera išleistoje knygoje Modelinė enciklopedija.